Vykdant detalizavimo procesą prieiname prie framingo etapo, kai atkuriam gumą, nuvalydami nuo jos seną pasenusį vašką, saulės nublukimus, vandens žymės, rūgštiniaus lietaus padarinius, būna guma jau vietom pasigriaužus, jeigu kažkokie sakai ar paukščio šūdas toje vietoje pabuvo ilgiau laiko ant saulės, žodžiu, guma dėvisi ir jos kosmetinę būklę įmanoma atgaivinti, tad kviečiu kartu pasižiūrėti, kaip padaryti automobiliui framingą ir kokias priemonėsgi panaudoti. Pasitelkiant metalui skirtą poliravimo pastą arba grubę lako korekcijai skirtą poliravimo pastą ir metalo vilną. Čia yra detailerių produktas, o ne indų plovimo produktas. Suprantat, čia yra metalui poliruoti, aliuminiui, kromui, bet aš pritaikau jį gumai. Pasiemat poliravimo pastos, pasiskirstat per darbinį plotą, užsidedat tiesiog ir pradedat darbinį braukimą. Per daug stenkitės neprisivaryti gausiai pastos, kad neprilystų taip labai stipriai į tarpus, tarpelius ir iš tikrųjų stipriai nykščių pirštais mechaniškai stipriai trina. Tikrai taip spaudžiat kokį 30%. Jau stipriau reikia gumą paimti. Tuo pačiu ir per kromą braukit. Nebijokit braukti per kromą, bet labai svarbu saugoti, nenuslystų ranka ant lako ir tai bus per aštru lakui. Bet gumai va to aštrumo reikia, kad nuimtumėm tas visas apnašas. Ir taip varot, biškį per kromą. Tai va, pravarius taip, jeigu per jūsų pastos daug likučių, vat paimat teptuką su tokiais vidutinio kietumo šereliais, bet jie turi būti ploni šereliai, ne plastikiniai grubus. Sujamat čia teptuką taip, kad būtų status aštrus šereliai, kad galėtumėt stipriau įlysti į tarpelius. Ir įsivalot seną poliravimo pastą. Įsivalot seną poliravimo pastą, nu tą, kad neužstingtų, neleidžiat užstingti. Ir viskas, jau matinė graži guma. Dar aš iki pilnos laimės pasiėmu vandens paprasčiausiai ir nuvalau nuo gumos poliravimo pastą visiškai totaliai, tam, kad pasidengčiau keramiką. Keramika dar gumą atjuodins, atšviežins, tuo pačiu apsaugos nuo ateityje saulės išblukimų, skeldėjimų ir kitų aplinkos veiksnių, kaip paukščio šūdas ar rūgštinis lietus. Pridės papildomas apsaugos ir hidrofobinių savybių gumai. Čia dar kamputį reikia pasibaigti man. Na štai atsigavo gumytė. O iki pilnos laimės imam keramikytę. Tai va dabar tą gumą, kromą, kurį apsivalėm. Čia va tą reikia patvarkyti. Čia nepatvarkysi, matos, kad struktūra kitokia ir matos lyg leckas būtų. Bet čia plastiko, išgraužtas plastikas jau labai rimtai. Nepatvarkysim šitą, bet keramiką biškį sulygins, suvienodins. Tai va, vėl kalbu įsikandęs kamerą į dantis. Pasiėmu tiesiog šluostę, keramiką ir pirštinę būtinai. Ir tą vietos, tą gabaliuką va, paprasčiausiai va taip ant piršto, kad tik tais tą vietą ir paliestumėt. Kromą ir gumą. Nieko daugiau mums nereikia. Praseinam. Stenkitės ant kėbulo neužlipti. Ant stiklų galite, nieko tokio. Bet ant kėbulo ne, nes nuvalant keramikai briešite, nes kėbulas purvinas. Dabar aš
tokiam etape. Nu va, guma irgi pajuoduoja nuo keramikos ir nusivalom perteklių. Paprasčiausiai nurenkam tą pertekliuką ir nusivalom būtinai stiklą, jeigu kažkur išgleizojat netyčia. Jau slysta guma, wow, iš karto. Tai va, maždaug taip su guma, tada visur. Ir dabar va su šitą vietą irgi panašiai. Priėjom prie framingo vietos šios detalės ir valytuvų, vaiperiai. Žinoma, viskas turėtų prasidėti nuo bendrinės švaros. Va čia yra dar visokiausių spigliukų, va dar visokių dulkių, bajerių, akmenukų. Tai va, prasipučiu. Tada panaudoti galite valiklį, šampūną arba universalų plastikų valiklį. Šiuo atveju va, pamėgtas, stiprus, jau į pabaigą. Žodžiu, valiklis, kažkoks. Prisigirdau teptuką ir išsivalau visus tarpukus. Iš tos pusės būtinai. Ir teptukų, matot, jūs į tos atgratelės gerai išvalot. Šereliai yra universaliau nei kempinėlė šiuo atveju. Per valytuvą praseinu, nes irgi įeina į tą patį. Pasiemam šluostę, susirenkam purvą. Kol dar neuždžiūvo, kol putos ir skystis vis dar ten, susirenkam. O iš visų tarpų tarpelių, kur šluostė negalėjo paimti putų, įsiputinėjom kompresorium. Taip pat kompresorius nepaliaujamai stebina ir salono valyme. Tai būtina dalykėlis, jeigu studija, o jeigu namų sąlygom, galima ir be jo. Na štai, jau geriau atrodo švarus paviršius. Štaip atrodo švarus paviršius, be jokių papildomų priedų. O čia atrodo nevalytas paviršius. Išblusęs, nublukęs. Tai va. Taip maždaug atrodo švaru, nešvaru. Dabar galima būtų naudoti kažkokius pajuodinimus, plastikų atgaivinimo priemonės, kaip peneliai, kremukai. Šiuo atveju, kai nori pats pasidaryti. Įsivaliai, pasidengiai ir apsaugojai ir pajuodinai. Paprasta, easy. Nebrangu esmė. Bet aš galvoju, kad čia dėsiu keramiką. Nes keramika dar geriau pajuodina ir geriau apsaugo. Tai dabar tęsiu įsivalymą ir pasiruošiu keramikai. Tik tais tiek, kad aš dabar tiek prieisiu, kiek prieisiu. Ir visai norėčiau pasimti kažkokį aplikatorių. Tam jums gali užtekti palaukit. Aplikatoriai, ne? Kažkas tokio, bet per didelis. Man ten reikia patekti į sunkiai prieinamas vietas. Ir pasiemu aš tokį aplikatorių, mažiuką. Vatos tamponėlę, ne? Tiesiog. Retais atvejais tokio reikia, bet prireikia. Čiukšt. Būkit su pirštinė būtinai. Tas nuogas, nedažytas plastikas labai geria keramiką ir nereikia jį biškį iš tikrųjų pagirdyt. Daugiau negu ant lako aš jo dedu, bet reikia vis tiek to lygiai paskirstyt, negali palikti pertekliaus, kažkur daugiau, kažkur mažiau, reikia to lygiai. Bet gausiai pavaryt ant to plastiko, nes jisai mūsų tikslas jį apsaugot nuo blukimo ateityje, kad jis kuo ilgesnį laiką būtų juodas ir gražus. Na, tavo perteklius užšluostę nusivalo. Bet ne taip, kad ten pastrinti nebereikia. Biški plastikas mėgsta daugiau tos keramikos ir leidžiam jam turėti ją. Va. Juoda, gražu, švaru. O čia toj pusėj pilka.
keramika geriau vat lauko plastikam ir gumom. Ilgesniam tarnavimui. Valytuvą irgi pasidenkit iš abiejų pusių gražiai. Matot, su vata kaip reikia prieiti visur. Valytuviukas vėl kaip naujas beveik. Šiaip keisiu valytuvų gumas visiškai, tai tuos gumos nieko nedarau su jie, nes reikia pakeisti. Jinai nusidėvėjus, jau šokinėja ir padėjus keramiką dar labiau šokinės. Jeigu po keramikos dengimo valytuvui šokinėja, vadinas senas gumytės, jas reikia keisti valytuvus. Ir aš žinau, kad jau prieš keramiką taip yra, tai keisim valytuvus, bet metalinį profilį vis tiek pasidarom būtinai. Kai taip negali čia būtų vadintis jokių detailingų jobanų. Jeigu tu ne viską taip gražiai padarai. O, detailingus, blet, čia žyro pasižiūrėk, kiek pas tavai bachurs. Na, jeigu va tos tamponėlių nenorite, va, pasiema tiesiog šluostės, kamputį, ant šluostės kampučio ir įleidžia tik tą drėgną vietą. Ir prasieinam per gumą. Tiek čia, jeigu pritruko, tik va taip va, tiek čia, tiek čia. Tada paimu jau sausą šluostės gabaliuką, saugau aną galą, būtinai, kad neprisiliestų prie kėbulo jau reikia, atsargiai. Taip va. Ir perteklį nusivalau. Toks vat rankų darbas. Ir stiklą, jeigu išgleizuojat, jau pasižiūrėkit būtinai ir neužtiško ten tos keramikos jūsų. O čia, kad neprisiliestumėt prie kėbulo, tai atsidarykit duris, o taip bus lengviau šitą gumą pasidengti. Šitą vidų irgi dengiu keramiką, o taip paimu, įkišu tarpuko, su pirštu, o taip žungt ir irgi pasidengiu. Bet ten tų vidinių plugumų keramikom nedengiam. Ta būtinai detalę pasidengiam. Irgi apsaugėlė nuo saulės, suprantat, čia į ateitį žiūrima. Paskui norėsit parduoti mašinytę, bus tokia nusidėvėjus, nusmurgus, nors ir tvarkinga, bet negraži, tai žmonės irgi nelabai perka, nepasitikė, žinai. Nori gražios mašinos daugelis, ypač moteris, panašiai. Mašina ir turbūt graži, kad gatvės būtų gražios. Ir einu dabar greitai šluostytis. Ką čia prisitepliuojau, kol dar neuždžiu ant stiklų, žinai. Perteklių nusivalau. Būtinai nuo stiklų, nes paskui su prožektoriuku geriau dirbti. Kad neprisidarytumėm papildomą darbą. Nusivalom, būtinai su prožeku ant galvos dirbam, kad matytumėm, ką darėm ir ant kėbulo neleidžiam. Čia reikia duris atsidaryti biškį. Čia biškį poliravimo pastos likutis, matai, reikia įsivalyti būtinai. Čia irgi framingui priskirta užduotis. Tai aš paimsiu biškį su keramika. Pajuodinsiu ir taip pat ir to pačiu įsivalysiu tą tarpą. Tada švaru. Nes jeigu klecką paliksit ant stiklo, jau matysis visą laiką, reikia labai, va čia žiūrėkit kiek daug, o. Nuo stiklo biškį lengviau valas nei nuo lako, nes ne tam produktas sukurtas.
lako keramika netinka stiklams, kaip ir stiklų netinka lakui, nes yra visiškai kita cheminė sudėtis, kuri sukurta sukipti, tik su tuo, su ko jinai sukurta sukipti. Taip maždaug atlieku framingą. Jeigu per šį video išmokai kažko naujo, paspaus laiką, seniai, paspaus, negailėk jo, papa!